Tiesiog minkių multimedija pypsi. Kombinuotų. Atsiprašau, močiutė skambina, paskui perskambinsiu. Kur perkat naujus automobilius? Koks tavo reikalas? Dabar, jeigu netyčia neužsisegęs diržo važiuoju, ar verta rinktis būtent Lynk & Co 08? Nežinau. Ir viskas, paleido mane važiuoti kraštą, užsidegė raudonai. Pasirodžius naujam rinkos žaidėjui 2016 metais, Lynk & Co buvo tik tai dar vienas kinų gamybos prekės ženklas. Tačiau metai bėgo ir Lynk & Co įrodė, kad sugeba gaminti ne tik modernius šiuolaikiškus automobilius, bet ir tokius, kurie atitinka aukštą ES standartą. Šalia manęs vienas naujausių Lynk & Co kūrinių pavadinimu 08. Jis pagamintas ant naujos Geely ir Volvo bendrai kurtos platformos. Kitaip tariant, automobilis labai panašus į naująjį Volvo XC70, tik su nedideliu prieskoniu iš rytų. Nors metu tolimųjų rytų, ne tų čia, kur šalia mūsų. Visą versijų sąrašą šiuo metu matote ekrane, o su manimi pati silpniausia Lynk & Co 08 versija. Automobilis turi 345 arklio galias, 137 turi benzininis variklis ir dar 208 turi elektrinis variklis. Ir atvirai pasakius, kartu jie dirba labai gerai, net atrodo, kad jie kartu vaikšto į porų terapiją. Nuo 0 iki 100 6,8 sekundės. Šis įkraunamas hybridas turi vieną didžiausių baterijų rinkoje. Jos dydis 39,6 kWh įkraunamam hybridė. VLTP skaičiavimais su juo viena įkrova nuvažiuosit net iki 200 km, kas realiai į ofisiuką yra visą savaitę. O ir kraunasi modelis pakankamai greitai. AC jungtimi 6,6 kW, DC jungtimi net 85 kW gale. Jūs aišku sakysit, taigi gintenį automobilį kraunasi ir 100 PM ir 185 kW. Kraunasi ne plaginai, o elektromobiliai. Šitas nuo 0 iki 80% pasikrauna per maždaug pusvalandį, kas yra realiai keli tiktokai. Automobilio ilgis 4,82 cm, prošvaisa 18 cm, tai neblogai kaip crossoverį. Iš detalių turim stokbažinės laikiklius, tamsintus langus, jokio chromo, 21 colio ratlankius ir labai gražiai išlendančias rankinėlės. O priekyje turim per visą kapoto ilgį besitęsiančius kristalizuotus ledus, pagrindiniai žibintai slepiasi čia, o kaip įprasta elektromobiliuose, nors šiandien elektromobilis, grotelės yra štai čia ir per jas aušinasi tiek baterija, tiek ir variklis. Čia nieko nėra. Na, o gale turim didelį spoilerį, keistokos formos ledą besitęsinti per visą bagažinę ir netgi sportiškai atrodantį difuzorių. Tai pasakykit, jis man atrodo premium ar ne? Na, o interjeras kaip daugumos kinų gamybos automobilių, tai 2 ekranai ir beveik 0 mygtukų. Tiesa, tie ekranai nemaži, daugiau negu 12 ir daugiau negu 15 colių įstrižainės, gražios spalvos, kreminė balta, kombinuotų su... Atsiprašau, močiutė skambino, paskui perskambinsiu. Tai spalvos, kreminė balta kombinuota su juoda, yra vieta pasikrauti 2 telefonam, 2 puodelių laikikliai, kurie dubliuojas kaip slapta dėtuvė, kuri pradingsta, didelė dėtuvė štai čia. Viskas net labai neblogai, o kaip kokybė. O, geros medžiagos. Čia aišku, nelabai. Čia irgi geros medžiagos, daiktadėžė nedreba. Ir surinkimas labai geras. Kalbant apie sėdynės, tai jos patogios, valdomos elektra, paspaudus sėdynę pirmin ar atgal, priekį iššoka ar išsaugo tą poziciją, aš aišku išsaugau, šildomas prilaiko iš šonų ir šlaunis prilaiko ir isofixas priekį yra. Ir netgi turi masažo funkciją ir 2 integruotos kolonėlės, kas man patinka. Muzika, kai groja per visą interjerą, o kai kalbu telefonu, pavyzdžiui, su močiutė kalbu tik tai girdėdamas garsą iš čia. Tai labai gerai sėdynėm. Trumpai minėjau multimedijos ekraną, tai jis didelis, ryškus, pakankamai greitas, tai viską surasti bus pakankamai lengva, o tų dalykų, kuriuos surasti tikrai yra, nes viskas valdosi per multimedijos ekraną ir įprasti dalykai, ir navigacija, ir automobilio daugybė nustatymų, jeigu, pavyzdžiui, norėsit vieną, kitą ir trečią dalyką perimti, kaip, pavyzdžiui, žibintus, atsidaryti stoglangį, kažkokius asistentus išsijungti, viską turėsi daryti per pagrindinį meniu, eiti į nustatymus, spaudaliot ir taip toliau, ir tas tikrai atsibos. Plus klimato kontrolės valdymas, aišku, irgi yra integruotas į multimedijos ekraną, tai tas nėra pats geriausias dalykas, bet kaip minėjau pradžioje, mygtukų čia nedaug.
Automobilyje sumontuota Harman Kardon garso sistema ir gamintojas sako, kad čia yra net 20 kolonėlių. Tai paskaičiuokim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a daugiau tiesiog neradau. 7 iš 10. Na, vairas mane maloniai džiugino ne tik dėl to, kad jis malonus lietimui ir šildomas, bet praktiškai dėl to labiausiai, kad ant jo galima rasti vienintelius fizinius mygtukus. Ir tas valdymas mygtukais labai paprastas, greit perprantamas, kairė pusė valdo kontrolės sistemas, dešinė pusė valdo keletą multimedijos elementų ir vairuotojo ekraną, kuris taip pat labai ryškus, labai lengvai valdomas, bet tiesa talpina vidutiniškai informacijos. Na, o dabar pažvelgsime galinio vaizdo kamerą, tai turim labai ryškų galinės kameros vaizdą, turim 360, turim 3D vizualizaciją ir čia stipriai nėra kur plėstis, kamera tiesiog labai gera. Gale, kaip matot, labai daug vietos tiek mano kojom, tiek mano galvai, net ir su stoglangiu. Langas milžiniškas, bet jis atsidaro tik iki pusės, turim kabliuką, isofiksus ant kiekvienos sėdynės, priminsiu, kad isofiksą turim ir ant priekinės sėdynės, USB-C jungtis, USB jungtis, dar 2 USB-C jungtis yra priekyje porankyje. Turim gale taip pat turim porankį su 2 padėrų laikikliais, bet sėdynės atsidaro 60-40, tai šakės keturiese važiuodami tikrai neįsidėsit. Bagažinės talpa 540 litrų, nėra jin tokia ir maža, bet aš iškart atidarysiu bagažinės uždangalą ir jį labai nesudėtingai ištrauksiu į lauką. Lenku sėdynės, dabar jau turiu 1300 litrų ir kas geriausia, tai dugnas tampa praktiškai lygus, tai kažkokį krovinį stumti ar ištraukti sudėtinga nebus. Turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, tvirtinimų sunkiam kroviniui ir 12 voltų jungtelę. O kai sėdynės užlenkiu, visada prisispaudžia ir diržas. Na, o čia yra vieta, kurioje jums turiu priminti, kad jeigu ieškot naudoto automobilio sau, stipriai rekomenduoju užsukti portalą autoplius.lt. Ten rasti didžiausią Baltijos šalyse naudotų automobilių pasirinkimą. Na, o kur žmonės perka naujus automobilius, pakalbinkime gatvėje. O, berniuk! Sakykit, noriu pakalbinti truputėlį. Kur perkat naujus automobilius? Koks tavo reikalas? Kaip matot, žmonės gatvėje sako lygiai tą patį. Naują automobilį verta rinktis tik autoplius.lt naujų auto kataloge. Ir nepamirškite, jeigu renkatės naudotą, pasinaudot autoistorija.lt paslaugomis ir pasinaudot nuolaidos kodu autoplius15. Dabar išvažiavom į kelią ir ko gero privalau tiesiog paminėti to, kad automobilis pakankamai standus, plus mes važiuojam su 21 colio ratlankiais, tai bent jau mieste nedideliais greičiais man pasirodė šiek tiek per daug nekomforto su to automobiliu. Kita vertus, galiu net 3 skirtingais būdais nusistatyti vairą, kad jis sukiotųsi lengvai, sunkiai arba vidutiniškai, tai tas galbūt padės šiek tiek pristaikyti pagal vieno ar kito žmogaus poreikius. Kita vertus, tas standumas labai maloniai atsiliepia posūkiuose, nes automobilis gana užtikrintai stovi ant kelio didesnių greičių įvažiuojant vienur ir kitur. Ir ta važiuoklė prie didesnių greičių, prie 130, 140, 150 pradeda dirbti taip sportiškai ir man labai patiko užmesti. Aš, aišku, buvau Vokietijoje ir važinėjau autobamais, taigi tikrai ne Lietuvoje. Aišku, jeigu rinkčiaus tokį automobilį savo, tai būtinai rinkčiau savo D versiją, nes tada atsirastų šiek tiek dar daugiau dinamikos valdyme. Sąnaudos gali būti net trejopos. Jeigu važiuoja tik elektra, tai aišku mokėsi tiek, kiek mokat už elektrą, o jeigu saulė šviečia, turit kolektorius ir dinaminį valdymą, tai dažniausiai mokėsit 0 eurų už 100 km. Jeigu baterija įkrauta, bet važiuojat mišriu režimu, tai vidutinės sąnaudos bus 3, 3,3, gal 3,5 litro. Jeigu baterija išsikrovus, tai bus sveiks 8 litrai, nes tiesiog važiuosit kaip su įprastu 1.5, plus papildomai dar vežti sunkią bateriją. Matomumas priekyje tikrai neblogas, veidrodėliai berėmiai, kas man patinka su aklosios zonos indikatorium, pakankamai dideli. Vidurinis veidrodėlis kabo aukštai, tai per priekinį langą viską matau pakankamai plačiai, statramsis nėra per storas, gale irgi viską matyčiau gerai, bet man šiek tiek trukdo galinių sėdynių atlošai. Na, o vienas mane labiausiai erzinančių šito automobilio dalykų tai pypsėjimas, žiūrėkit. Kam reikalingas toks posūkis? Nebent mano seneliui, nes jis sunkiai girdi, nes visą gyvenimą dirbo fabrike. Dabar, jeigu netyčia neužsisegęs diržo važiuoju, jeigu per daug ilgai nežiūriu į ekraną, tiesiog minkim multimediją pypsi. Please drive carefully.
please concentrate. Na, o dabar pasižiūrėsim, kaip veikia pagalbinės sistemos, tai yra juostų palaikymas ir ką automobilis darys, jeigu per ilgai neliesiu vairo. Šiaip važiuoja visai gražiai, juostos vidury. Ir dabar jis nepypsi. Kažkas mirks ekrane. Ir viskas, paleido mane važiuoti kraštą, užsidegė raudonai ir ko gero būčiau trinktelėjęs į atitvarus. Lynk & Co kaina mūsų rinkoje startuoja nuo beveik 50 000 eurų. Kokios alternatyvos? Jų daug. Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan. Ar verta iš viso šito sąrašo rinktis būtent Lynk & Co 08? Nežinau, bet ne dėl to, kad šitas automobilis prastas, taip sakau dėl to, kad apskritai esu skeptiškas įkraunamų hibridų atžvilgių. Įkraunamą hibridą apskritai verta rinktis tik tada, kai 100% išnaudojat jo bateriją. Kitu atveju būsit permokėję už automobilį, kuris turės didesnės sąnaudas negu įprastai, nes papildomai tiesiog važiuositės bateriją. O šiandien dar papildomai noriu jūsų paprašyti, bičiuliai, pakomentuokit, kokį turinį norėtumėt pamatyti. Darysim papildomą turinį šalia automobilio apžvalgų, kurias ir toliau darysim, bet pakomentuokit, ką norėtumėt pamatyti. Lenktynės, gal bekelė, gal testus, gal dar kažką. You name it, we do it. Iki bičiuliai.